Sakau, gerai, sakau, žinai, galima sakau, žinai. Nu, sakau, nu, tai va, aš sūnų, žinai, ten, žinai, sakau, žinai, sakau, kas mokės už konsultaciją? Nu, tai aš sumokėsiu. Specialiai tai gal. Sakau, tai, sakau, kodėl ne jis pats, nu, tai, sakau, net jeigu jis nenori mokėti, pats nemoka konsultacijos, supranti, jam jas nereikia. Čia tau reikia, sakau, supranti. Nieko nebus, sakau, žinai. Aš esu bandęs, kiti nastirnai, jeigu tos kunigaila pinigų, sakau, davai, aš matai, ateikit, sakau, pažiūrėsim, pabandysim. Yra porų atveju, kad buvo šioks toks efektas, žinai. Bet šiaip tai net pratyvna prasidėti, atva, ką aš. O ką aš, sakau. Nu, sakau, tai kaip ten, ką aš nesakau, nu, turi kokią temą problemų? Problemų? Motina ten ar ten giminė kokia ten ar žmona. Siaubas kokios problemos. Čia ne, tai ką tu prašys, tai iš tėvų. Na tai gal skau nori pasikalbėti, gal turi kokių, žinai, kažką ten gyvenime. Tai ką čia? Ne, absoliučiai ne. Pakeis man savo. Bet jeigu nori, supranti žmogus, pats nori, mobilizuojasi, tada galima pakeisti. Ir daug ką galima pakeisti. Dėl ko nenori, nemato, nereikia, nežino, nesusivokia. Kaip? Dėl ko nenori, degraduoja ir nenori. Yra, galima, grinai tokiu psichologiniu, galima kampu apie tai kalbėti. Vienas kampas yra tas, supranti, kad jam tiesioginis pirmas, jam nėra tikrai blogai. Čia motinai, gal tai žmonai blogai, nesikenčia, gal tai ten ir materialiai ten sunku jau panešti, suprantate, o jam tai kas, jam gerai. Jam pohui viskas, jam klas, suprantate. Jam gerai, kad ir gerai, kad jis jam fainai, jis nori gerti, jis durniu, gal lošia ten, nors, gal biški narkama, jis nemato tame problemą. Jam nėra blogai, jis dar supratimu, matai, kokį turi vadovauti, jis dar netėjo tokios būsenos ir stadijos, kada jis norėtų keisti ir keisti būseną, mes sakom, supranti, ir keistis pats. Dar jis jos tiesiog nedaėjo, jis dar tiek nekenčia tokio končioj nesti, supranti. Tai tokie, žinai, čia motinas reikia remontuoti dažniausiai, supranti, žmonas reikia remontuoti, supranti, kad juos jam nebesudarytų tokių sąlygų, kad jam gerai. Jam gerai, supranti, sakau, tu negali gelbėti to žmogus, kuriam gerai, supranti. Nu, ko tu jį gelbės, jam gerai. Tai jam skanarkamanė, jam durtik zaibys, kas šitoj, rūkais, kiti, tai ko, Nes aš realiai taip gyvenu, tempiu vyrus ir, kai matau, kad pas juos problemas, tarkim, sūnui 29 metai nei dirba, nei mokinasi, ir viskas, tempiu pati. Na, čia prasidėjo konsultacija.